Ne pats žaviausias rytas, bet matyti tik tada, kai žiūri pro langą. Šiam malonumui blogo oro nėra. Nuo jaunystės kas savaitgalį, beveik po 1000 kilometrų per metus. Dar vaikščiojimas, žvejyba, kai priauga grybų, grybavimas. O jei vakare dar pirtelė, tai savaitgalio planas ir įvykdytas. O štai pirmadienį vėl baltas chalatas. Daktaras. Beveik 40 mečius tokia jo profesija. Tiesą sakant, visai netyčia. Buvo įdomiai. Baigiau Vilniaus politechnikumą Olandų gatvėj, dabar aukštesnioji technikos mokykla. Ir gerai baigiau, neįtraukė į tos 5%, kurie gali stoti į aukštąją, netidirbę 3 metų. Norėjusi mokytis toliau, nes mokslai sekėsi. Mama susirgo ir sunkiai susirgo. Ir pagalvojau, kad tie technikos mokslai labai tiktų žmonėms gydyti. Tai buvo 68-ųjų vasara. Mykolas Biliukas, vos per 20 perkopęs jaunuolis, jau dirbo projektavimo institute. Pareigos skambėjo solidžiai. Konstruktorių biuro inžinierius projektuotojas. Atsiprašiau iš darbo, nuvažiavau laikyti egzaminų. O sakėt, kur važiuojat? Nesakiau, nes jie visi labai norėjo, kad aš stočiau į Kauno politechnikos institutą. Važiavau, galvoju, jeigu neišeis, tai grįšiu į darbą kiek pavėlavęs. O fizika buvo mano didžioji meilė. Paėmiau ir išlaikiau. Netyčia. Netyčia. Pasižiūriu, nagi 5. Ir paskui žiūriu, labai stipriai siejasi mano turimos disciplinos su medicina, kardiologija tai hidraulika, fizika tai elektrotechnika, kvėpavimas tai dujų apykaita, energetika, medžiagų apykaita, tik tai technikos srity nebuvo žinių apie žmogaus sielą ir psichologiją. Va čia ir reikėjo pasimokyti. Mokiausi, šitą sužinojau ir tik tai sulaukęs žilo plauko supratau, kad taip ir nežinau, kas yra žmogaus siela. Baigiau su raudonu diplomu, per daug nesimokydamas. Ir vėl tas raudonas diplomas. Pavyzdingas buvot studentas. Nepasakyčiau, oi, kad čia buvo Antakalny, putelės alaus baras. Ne visai jau čia pavyzdingas. Studijuojant laiko rasdavosi ne tik alaus bokalui. Vienais metais jis ėmė ir pasiprašė į greitosios pagalbos stotį. Nepatyrusiam daktariukui tai buvo aukso vertės mokykla. Negaliu užmiršti atvejo labai įdomus. Moteriškė, čia Kalvarijų gatvėje, tose senuose namuose, prie dabartinio Tėvynės kino teatro. Reiškia, irgi sako, skauda pilvą. Atvažiuojam į butą, moters nėra, jai skauda pilvą, sako, raižo, vyras aiškina, kur jinai tualete. Laukiam, nusibodo laukti, aš įeinu į tualetą, nors ir nepatogu, jeigu ten moteris. Ogi žiūrim, kad vaikutis jau išlindęs iki pusės. Tai nesuprato. Baigė pagimdyti į kibirą. Tai mes vos spėjom jį ištraukti, nes galvutė ėjo į kibirą, kuriame buvo vandens. Aš buvau 5. kurse, teko priimti tą gimdymą pirmą kartą gyvenime. Kągi, tą vaikutį mes apvyniojam su paklodė ir skubiai vežėm į mūsų ligoninę, į akušerinį skyrių. Tik taip per skubėjimą atvežęs priėmime pamačiau, kad aš jį taip apvyniojau, kad padukai liko basi. Užėjau ir kitą dieną, ir dar kitą dieną, gal jau sakau, jis peršalės plaučių uždegimą gavo. Nieko, išsirašė 3. dieną sveikas vaikutėlis. Ta budėjimų patirtis labai pravertė paskui, kai gavęs paskyrimą ir jau vedęs, 74-aisiais su jauna žmona atvažiavo į Druskininkus. Priėmimo skyriaus vedėjas, terapeutas, reabilitacijos skyriaus gydytojas, pareigų buvo daug. Tame jaunystės mieste prabėgo 13 gražių metų. Bet vieną dieną Druskininkus teko palikti. Disertacija. Tai buvo dar vienas iššūkis savo. Ir turėjau dalį etato kardiologijos skyriuje, į kurį siųsdavo ligonius po miokardo infarkto. Būtent šitas skyrius, kuriame aš dabar dirbu. Jam vadovavo profesorius Laucevičius, senasis, dirba čia profesorius Kibarskis, dirba profesorė Markienė,
Stupelis, docentė Kaunaitė, nuostabus visi žmonės. Ir jie siūsdavo kardiologinius ligonius. Tai ir buvo mano disertacijos tema. Ligonių sergančių miokardo infarktų reabilitacija Druskininkų kurorte. Kaip kas įtakoja? Pasirodo, ten tos mėnulio fazės yra nepasiteisino, neveikia jų sveikatą. Čia tik mitas? Mano tirtiems pacientams tai yra mitas. Ir daugiau tokių mitų. Saulės radiacija, pavyzdžiui. Pacientai kartais randasi patalpose ir saulės radiacija jų neveikia. Bet kas veikia tikrai, tai magnetinės audros. O kieme pasirodo, vienas iš stipriausių faktorių įtakojančių sveikatą yra vėjas, kuris pučia iš priekio. Širdį. Ir kuo stipriau, tuo rizika gauti širdies smūgį arba gerti nitroglicerino tablečių didesnė. Ir man nepaprastai medicina siejasi su mano meile, su fizika. Ar jūsų žmona truputėlį nesukels jums scenos, kai išgirs, taip sakant? Kaip sako Pelis, tikėjausi šito klausimo. Meilė, nelygų. Jinai paviduliauja kartais, kai aš ir katytę glostau, kurią mes turim. Tačiau tas jos pavydas yra baltas ir su šypsena. Ir jinai žino iš tikrųjų, kur M didžioji, o kur M mažoji. Taigi, jau 23 metai. Kardiologas. Vilniaus miesto universitetinės ligoninės kardiologijos skyriaus vedėjas. Labai priesyvų, gal į tą pusę, kur labai atrodys. Kraujospūdis, cholesterolis, stresas, infarktas, insultas. Tie negeri žodžiai čia kasdienybė. Iš šito tai labai blogai jaučiausi, net, kaip sakant, barzdos nenusiskutau. Medicina atrodytų, ligotai širdžiai išrado viską, ką tik galima išrasti. Vaistus, aparatūrą, modernias operacijas. Bet jis savo pacientams daugeliu atveju siūlo kitą kelią. Tokį paprastą, kad net sunku tikėti. Parašau, gydymas ir dvi rodiklės. Nemedikamentiniai gydymo metodai ir medikamentiniai. Sakau, su medikamentais jūs nesirūpinkit, nesijaudinkit. Čia mano reikalas, aš jums surašysiu. Čia yra labai paprasta. Ką aš žinau, kaip aš žinau, stažavausi Vokietijoje, buvau Amerikoje ir taip toliau. Sakau, čia tikrai jūs gausite tos chemikalus pačius geriausius. Bet va, šitas stulpelis, kur aš jums surašysiu, ką jūs turite daryti. Jūs esat sveikatos šeimininkas. Jis jums priklauso. Užtenka galvoti, kad už visą sveikatą atsako partija ir vyriausybė. Jūs atsakot už šitą stulpelį. Kaip nervuotis, kiek vaikščioti, kokį maistą valgyti, kiek kartų per dieną, kaip keisti savo charakterį. Niekada nepamirštų paminėti pacientui, kad medicinai labai būdingas 25 kadro efektas. 25 kartus darai neišeina, bet iš 26 karto pradeda išeiti. Sielos dvasios dalykai yra žmogiškumo esmė. Pagrindas tikėjimas. Jeigu nebūtų tikėjimo tais dvasiniais dalykais, kad mes niekada nemirsim jau, o tik pakeisim egzistavimo formą. Kas gimė, tas gimė amžiams. Tikėjimas mus pakelia tiek Sibiro tremtyse, tiek sunkia vargo valandą gyvenime, tiek iš ligos patalo. Ar jūs pats taikote tos dalykus savo gyvenime? Aš žinau idealą, ko reikėtų siekti ir kaip reikia. Taikau, bet ne visada pavyksta. Aš esu vienas iš klystančių žmonių. Kiek tai sekasi, taip, pavyko nesusenti prieš laiką, pavyko neprasigerti, pavyko neturėti nedarbingumo lapelio nė karto gyvenime, pavyko nepriklausyti nė vienai poliklinikai, pavyko turėti normalų kraujospūdį, nereikia kraštutinumų.
galimi žmogui, visi veiksmažodžiai. Juoktis, džiaugtis, mylėtis, sportuoti, išgert, pavalgyti. Tik reikia vengti vieno prakeikto priešdėlio – per. Jokių stebuklingų tablečių, jokių ypatingų receptų. Sveika širdis pasirodo nieko nekainuoja. Tiesiog gyveni ir džiaugiesi, be priešdėlio per. Paprasta, tiesa?